Na štai, aš jau kaip ir Glazge savo kambariuke pas Sveikatą sėdžiu, valgau pusryčius, toks nedidelis kambariukas, namie šalta labai, bet faina, tai svetingai mane priėmė. Aš buvau pavaišintas valgiu, aš buvau supažindintas tam tikromis taisyklėmis ir aš išsimiegau ant geros lovos. Aš neturiu nusiskundimų, dabar reikia sugalvoti, ką reikia daryti. Aišku, čia truputį brangoka bus, bet reiks suktis kaip nors. Bandysiu darbo ieškoti kokio nors. Na, žiūrėsim, tai vėl galiu aprodyti savo kambariuką. Mažiukas toks, kaip 2/3 mano kambario namie, žinai. Tai va. Čia durys tokios. Ten pasistačiau, sako, šitą savo skėtį. Čia radiatorius. Beje, sako, gerai, kad atsivežiai skėtį. Tai ačiū tam, kas jį man padovanojo. Čia radiatorius, kuris veikia kada nori. Kada aš noriu. Paprastai čia šalta, tai aš įsijungiau radiatorių ir pradėjau šildyt. Čia mano lova su pledu, kurį atsivežiau. Apačioj yra antklodė, arba kurią aš panaudau kaip paklodė labai gerai. Šis mini veidrodėlis, toliau tuščia, stalas su lempa ir 2 power outletais. Lentynėlė tokia, kuri gali važinėti prieš pasistumsiu prie savo lovos, ten dar neiškraustyt daiktai, langas su žaliuzėm ir užuolaidom, spinta mano, ten spintos nesimato, stovi mano lagaminas, iš kurio turbūt nufirino porą daiktų, tai taip negera. Na, čia vat veidrodėlis, mano arbata, čia mano kompas, kur man rašo mūsų muštiniai, kuriuos padarė kai kas, labai ačiū, labai skanus. Va. Čia dar viena lempa. Su taurė, iš kurios gėriau Coca-Cola. Va. Žiūrėk, faina. Va taip va. Tai labai čia mielai aš įsikūriau, man čia labai patinka. Reiks dabar eiti darytis draugų ir eiti į universitetą, aiškintis, ką reiks daryti ir panašiai. Ja. Okay.